5 pagrindinės klaidos, kodėl investiciniai gyvybės draudimai tampa nenaudingi. Pirma, nutraukėte sutartį anksčiau, negu buvo numatyta, pirmais taupimo metais, tol, kol dar sutartis neišėjo į pliusą. To pasekoje realizuojate minusą, nes savo sumokėtų pinigų turite daugiau, o sukauptų turite mažiau, nes pagal planą sutartis turėjo trukti 10, 15 ar daugiau ar mažiau metų, o jūs iš jos pasitraukėte pirmais, antrais, galbūt trečiais ar ketvirtais metais tol, kol sutartis nespėjo uždirbti pliuso. Tai šito tikrai nedarykit, jeigu norit rezultato. Antra, nemokate reguliariai įmokų. Praleidžiat mėnesį, praleidžiat kelis, po to vėl sugrįžtat, vėl mokat ir vėl praleidžiat, tai mokat, tai nemokat ir tai yra iš tiesų negerai. Dėl to, kad bendrovė negauna jūsų įmokų ir dėl to negali nupirkti investicinių vienetų. Negali auginti jūsų kapitalo, nes nėra iš ko. Todėl, jeigu norite užauginti kapitalą, reguliariai mokėkit įmokas, nepraleiskit nei vieno mėnesio ir dar tobulą laikykitės aiškaus įmokų mokėjimo grafiko ir pasieksit norimo tikslo. Trečia, per didelės draudiminės apsaugos ir per maža įmoka. Pavyzdys, mokame kas mėnesį 50 eurų, iš kurių 40 eurų nukeliauja draudiminėms apsaugoms turėti gyvybės, traumų, kritinių ligų, invalidumo, dienpinigiai gulintiems, ligoniniai po patirtos traumos. Ir ką tai reiškia, kad turint per mažą įmoką ir pakankamai didelės apsaugas, greitai sutarties neišvesime į pliusą, kadangi kainuoja draudiminės apsaugos ir lieka labai mažai nuo įmokos pinigams įdarbinti, kapitalui auginti. Tai jeigu norime, kad sutartis kiek įmanoma greičiau išpliusuotų ir tai įvyktų ne po 10 ar 15 metų, tada arba pasididinam įmoką, arba susimažinam draudiminės apsaugas. Ketvirta, netinkamai parinktas fondas, kuris nėra skirtas kapitalo auginimui ir generuoja tik 1%, kas net neįveikia infliacijos. Labai yra svarbu žinoti, kokį fondą pasirinkti, kad augintų kapitalą, įveiktų infliaciją ir iš mažiau padarytų daugiau. Ir penktas, niekada nelyginkit skirtingų finansinių įrankių. Investicinis gyvybės draudimas niekada neprilygs indėliui ar kokiai kitai pinigų įdarbinimo platformai ar savarankiškam investavimui. Niekada nelyginkit dviejų skirtingų finansinių įrankių, nes galit stipriai susipainioti ir savo turimą tobulą pasirinkimą kaupti savo ateičiai galite sunaikinti susipainioję informacijoje. Todėl, jeigu kažkas neaišku, nežinot ką daryti, nežinot kokį finansinį įrankį rinktis, kaip įdarbinti pinigus, ką savo situacijoje daryti, kad užaugintumėt kapitalą, parašykit man, atkeliaukite į konsultaciją ir išsiaiškinsim, ką jums daryti.